geras tikrai. Taigi, paprastai pastorius pamokslauja mūsų bažnyčiai, bet kartais kai kas jį pavaduoja taip pat. Žodžiu, šiandien noriu dalintis tokiu Dievo žodžiu iš pirmo laiško Korintiečiams, kuris randas Naujam Testamente. Tai bus, mes žiūrėsim aišku ir kitų eilučių, tačiau pirmas laiškas Korintiečiam 10 skyrius nuo pat pradžių. Paskaitysiu tokią ištrauką iki 13 eilutės. Šitos 12 eilučių bus tokia kertinė, pagrindinė mintis. Tai kas čia parašyta. Ir būtent visa šiandieninė tema bus tik tais iš šitos nedidelės atkarpos, kurią dabar aš visą perskaitysiu, kai kurie iš jūsų galbūt čia daug ko nesupras, ir paskui mes panagrinėsim kiekvieną pakaulelį, išnarstysim kiekvieną šitą žodį, kas čia parašyta. Taigi skaitau dabar. Nuo pat pradžių 10 skyrius. Aš nenoriu, kad liktumėte nežinėje, broliai. Čia rašo apaštalas Paulius Korintų bažnyčiai šitam laiške. Sako, nenoriu, kad liktumėte nežinioje, broliai. Visi mūsų tėvai buvo po debesim ir visi perėjo jūrą. Ir visi buvo pakrikštyti į Mozę debesyje ir jūroje. Visi valgė tą patį dvasinį maistą ir visi gėrė tą patį dvasinį gėrimą. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Vis dėlto daugumas iš jų nepatiko Dievui ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Štai tokia liūdna baigtis. Tie įvykiai, o dabar dėmesio kertinė eilutė, kurią labai noriu užakcentuoti. Kodėl būtent aš tikiu, kad Dievas paragino imti šitą temą ir narplioti ir kalbėti apie tai. Kaip tik čia rašo, tie įvykiai yra mums pavyzdžiai, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. Mums tai yra pavyzdžiai, pasirodo, tai kas buvo prieš 3000 metų ir toliau, tai yra mums šiandien turi kažkokią reikšmę. Mums nėra tai, kad čia istorija įdomu ir mūsų tai neliečia. Reiškia, tai mus liečia. Ir toliau, 7 eilutė. Nebūkite stabmeldžiai, kaip kurie iš jų, kaip parašyta. Tauta sėdosi valgyti ir gerti ir kėlėsi žaisti. Ir po to mes žiūrėsim, kas ten parašyta buvo apie tai. Toliau 2. Neištvirkaukime, kai kurie iš jų ištvirkavo ir žuvo vieną dieną, netgi 23 000. Negundykime Kristaus, kaip kai kurio iš jų gundė ir mirė nuo gyvačių. Nemurmėkime, kaip kurie iš jų murmėjo, tai yra nebambėkime, jeigu taip tariant šiuolaikinė kalba. Ir žuvo nuo naikintojo. Nebambėkime, kaip kai kurie iš jų, ir žuvo nuo naikintojo. Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdžiai ir užrašyti, pamokyti mums gyvenantiems amžių pabaigoje. Taigi, štai čia noriu dabar sustoti ir pasižiūrėti iš pradžių vėl ir užakcentuoti tai, kad tai yra mums gyvenantiems dabar amžių pabaigoje. Tai, kas buvo amžių pradžioje, pasirodo turi įtakos mums, kurie gyvenam amžių pabaigoje. Ir mus ragina nebūti tokiais, kokie buvo jie. Tai reiškia pasimokyti iš šitų klaidų, kokias darė jie. Ir dabar nuo pradžių. Taigi, apaštalas Paulius sako, broliai, visi mūsų tėvai buvo po debesimi ir visi perėjo jūrą. Jisai vadina tuos, kas tai perėjo jūrą, kas tie buvo po debesimi. Tai buvo tai buvo Izraelio tauta. Izraelio tauta buvo tie, kurie išėjo iš Egipto, tai buvo tie tėvai, pradininkai Izraelio tautos, galima sakyti. Pati pradžia ten dar buvo. Ir sako, jie yra jūsų tėvai. Ir aš galvoju, palauk, taigi čia ne hebrajams laiškas, korintiečiams. Korintiečiai buvo atgimę, jie buvo įtikėję, bet iš pagonių. Jie kūnų nebuvo hebrajai, jie buvo kilę iš pagonių. Tačiau Paulius sako,
jie yra tėvai mums, kaip tėvai. Ir iš tikrųjų raštas sako, kad mes esame tarsi įsūnyti per Kristų. Kai žmogus patiki Kristumi, tampa krikščioniu, jis tarsi yra įvaikintas į tą šeimą ir priklauso Dievo tautai. Nes Dievo tauta iš pat pradžių buvo hebrajų tauta. Dievas išsirinko Abraomą. Abraomas jo patikėjo ir jis jam davė pažadus. Jisai sudarė su juo sandorą. Jis patikėjo Dievu ir todėl Dievas jam davė galingus pažadus, kad jis iš jo padarys vieną dieną visą didžiulę tautą. Ta tauta bus nesuskaičiuojama, galinga, kad tą tautą jis vieną dieną įves į pažadėtąją žemę. Jis Abraomą įvedė į tą žemę, jam parodė, jis užlipo ant kalno ir sako, pasižiūrėk, toli, kiek tavo akis užmato. Visą šitą žemę atiduos tavo palikuonims. Tai buvo pažadas. Ta žemė buvo labai gera, derlinga. Visapusiškai. Ir dar Dievas pažadėjo vieną patį svarbiausią dalyką, kas ir liečia mus ir kodėl mes apie tai kalbam, kad vieną dieną iš tos tautos ateis Mesijas, gims tas, kuris išgelbės visą tautą Izraelį ir taip pat išgelbės visą žmoniją. Tai liečia ir mus. Visas tautas išgelbės per Kristų. Tai buvo didžiausias pažadas, tai buvo galingiausias pažadas, kuris, mes žinom, ir išsipildė. Taigi, jeigu Paulius vadina tėvais Izraelio tautos pačią pradžią, tą tautą, vadina mums tėvais, mes esame įsūnyti per Kristų, tai mums tikrai verta pasimokyti. Mes iš tų tėvų tikrai galim, kaip raštas sako, tai yra mums pamokos. Tai yra mums pasimokyti. Ir dabar visa tai, kas vyko paskui, kai Abraomui buvo duotas pažadas apie tą tautą, Abraomas nepasiliko gyventi toj žemėje, kurią jisai pamatė. Jis buvo išvestas Dievo visai kitur. Ir Izraelio tautos istorija truputėlį kitaip pasisuko. Jie gyveno kitoj žemėje ir tam tikromis aplinkybėmis vieną dieną jie atsidūrė Egipte. Aš labai čia nesiplėsiu ir nepasakosiu, galite visada pasiskaityti. Tai yra pradžios, tai yra išėjimo knygoje, skaičių knygoje rašo apie šitą visą jų išėjimą. Ir žodžiu, jie atsidūrė Egipte ir iš pradžių jiems buvo labai gerai Egipte, tą Izraelio tautai. Po kurio laiko pasikeitė situacija. Po kurio laiko jiems pasidarė blogai. Jie tapo ten vergais. Jie ten atvyko kaip draugai. Ten buvo nuostabi istorija, ten viskas buvo labai puiku, gavo gerą gabalą žemės, labai gerą tokį viską. Bet po kurio laiko, praėjus kažkiek šimtų metų, iš vis apie 400 metų jie ten gyveno, pasikeitė situacija ir jie pradėjo šauktis Dievo. Jiems pasidarė blogai. Jie tada prisiminė, kad jie turi Dievą, kad protėviai Abraomas, Izaokas ir Jokūbas, jie buvo tie pirmieji, jie turėjo šitą tikėjimą to tikruoju Dievu, jis buvo jiems kažkaip atsivėręs, kai kuriais vardais buvo apsireiškęs ir jie pradėjo šauktis. Ir jiems pasidarė blogai. Ir štai tada Dievas siunčia Mozę, išsirenka vieną iš jų tautos žmogų, kuriam jis apsireiškia, kuriam jis pasako, atveria jo misiją, kad jis turės išvesti tą tautą. Kad atėjo laikas įvykti tam pažadui, kurį ir buvo davęs Abraomui, kad vieną dieną išeis ir aš, sako, įvesiu tave į žemę, pažadėtąją žemę, kur pieno ir medaus upės. Tai reiškia, tai labai gera žemė ir labai geras tavęs gyvenimas laukia, jeigu tu klausysi Dievo balso. Ir Mozė išveda juos. Taigi, tada jie išeina ir dar jie ne iškart įeina į pažadėtą žemę. Yra kažkiek tai metų tarpas, iš tikrųjų tai buvo 40 metų, nuo to laiko, kai jie išėjo ir kai jie įėjo. Ir visas šitas laikotarpis, kai jie ėjo,
tai buvo dykuma. Ne visur buvo ir gerų vietų, bet tačiau pagrinde jie ėjo dykumoje ir jiems buvo kai kurie išmėginimai. Ir vat apie tai būtent čia šitoje atkarpoje, kurią skaičiau iš 1 Korintiečiams 10 skyrius. Ir parašyta, kad tai, kas jiems atsitiko ir taip, kaip jie elgėsi, tai buvo iš tikrųjų klaidos, kurios juos pražudė. Tai iš tikrųjų yra mums kaip pavyzdžiai. Taigi dabar išėjimas iš Egipto, jisai simbolizuoja išėjimą žmogaus iš pasaulio. Jeigu tai sako, kad tai yra kaip pavyzdžiai, tai tiesiog yra kaip simboliai. Aš pradėjau apie tai mąstyti ir atradau labai daug tokių sutapimų lyg tokių kaip simbolių. Jų tas išėjimas iš Egipto ir mūsų išėjimas iš pasaulio. Tai tarsi kažkas tai panašaus. Nes jie paliko vergystę ir jie ėjo į pažadėtą žemę, kur daug geriau, kur Dievas juos vedė. Kai žmogus tampa krikščionis, kai jisai įtiki, jis taip pat išeina iš pasaulio ir raštas mus ragina, išeikit, atsiskirkit nuo pasaulio. Ne ta prasme, kad išeit kažkur į vienuolyną, miške gyventi, ne ta prasme, ne kūniškai nuo žmonių atsiskirti, mes visada tarp žmonių turim būti ir kaip tik eiti ir skelbti jiems apie Dievą, Evangeliją, viską. Bet tačiau kita prasme, dvasinė prasme, nes viskas, kas Senam testamente vyko tikrovėje, apčiuopiamai, fiziškai, šiandien Naujojo testamento laikais, tai viskas lyg yra panašiai, tačiau dvasioje. Tai yra dvasiniai dalykai. Ir mes turim tą supratimą pavyzdžiui, turėti tokį, kad ir išeiti iš pasaulio, tai taip pat dvasinė prasme nebesielgti taip kaip pasaulis, nebegyventi taip kaip pasaulis, nebemąstyti taip kaip priimta pasaulyje pagal tas jų normas, kad būt tarsi atsiskyrus, išeiti. Dievas juos vedė ir tik jis jiems nurodinėjo, kaip elgtis, ką daryti, jis davė jiems, jis juos vesdamas, juos ir mokė taip pat. Jis davė Mozei, bet Mozė nešė tautais, Mozė buvo tarpininkas tarp Dievo ir žmonių ir Dievas juos mokė, jis jiems davė įstatymą, įsakymus, kaip gyventi. Taigi tai dar keli tokie, pavyzdžiui, atitikmenys yra, kas buvo tada materialiai ir kas šiandien pas mus yra dvasioje. Tai vienas iš tokių yra šventykla. Pavyzdžiui, Senojo testamento laikais tai buvo išskirtinai pastatas. Šventykla tai yra pastatas. O šiandien, kaip raštas sako, šventykla esame mes. Sako, jūs esate gyvieji akmenys. Jūs statydinatės į Dievo šventyklą. Ne žmonių rankom statyta, bet šventoji dvasia dabar gyvena jūsų širdyse. Tai yra mūsų tikinčiųjų, kas patiki, gaunam šventąją dvasią, jinai apsigyvena mūsų širdyje. Mes vaikštom tarsi viduje turėdami kitokią atgimusią dvasią ir visada turim ryšį su Dievu, visada galime, nebereikia tarpininko. Senam testamente be kunigo tu niekaip negali jokio priėjimo prie Dievo turėti. Buvo labai griežti reikalavimai, buvo šventykla, joje galėjo tarnauti tik tam tikros rūšies žmonės, kunigai, iš tik tai tam tikros giminės. Joks paprastas kitoks žmogus negalėjo ten net įeiti. Ir jis tik atneždavo auką, už jį aukodavo. Žodžiu, buvo viskas taip labai griežtai. Šiandien yra tokia malonė. Visą tai mes turim per Kristų, per jo auką. Per atpirkimą, šitą tikėdami Kristaus auką, mes turim laisvą kelią pas Dievą. Kiekvienas žmogus, nereikia tau būti kažkuo, nereikia tau būti išsimokslinusi kažkokiu, tik tikėjimo tai reikia. Tuo, ką sako žodis, tu priimi Kristų į širdį ir tu ateini laisvai per jo kraują. Per šventą Kristaus kraują mes turim prieimą kiekvienas. Vienas toks atitikmuo, kitas tai aukos. Buvo taip pat Senam testamente aukodavo gyvulius, jų kraują, daug įvairiausių aukų buvo, ir duona aukodavo, ir aliejų, į vaisius įvairiausios buvo nustatytos griežtai Dievo reikalavimai, nustatyti buvo aukoms ir tik jos buvo materialios. Šiandien yra dvasinės aukos, ne tik dvasinės, tačiau ir dvasinės, ne tik materialios aukos šiandien,
Taip, mes galim aukoti materialias aukas ir tai padeda bažnyčiai daryti kažkokius tai darbus realius šitam pasauliu. Tačiau dvasinės aukos, sako, aukokite gyrių viešpačiui. Vat kai mes čia stovim ir garbinam, giedam giesmės kažkokias iš širdies, Dievas tai mato kaip auka. Tai yra auka. Ir tarnavimas, sako, aukokite savo kūnus kaip gyvą Dievui patinkančią auką. Tai yra jau mums dabar kalbama, ne ten, ne Senam testamente. Šiandien mums sako, aukokite save. Ką tai reiškia? Savo laiką, savo norą, troškimą paaukoti Dievui. Ne tik savo malonumams, kai tu turi laisvo laiko, nueini į kiną, turi hobių įvairių, ar į futbolą, ar dar kur nors, kur ką mėgsta. Bet sako, savo laisvą laiką aukokit Dievui, jo darbams ir tai bus auka. Čia bus auka Dievui. Taigi va tokie keli atitikmenys, kad tai tiesiog parodyt, kad visa tai, kas buvo tada, tokį nupiešti jums tiesiog vaizdą noriu. Visa tai, kas buvo materialiai apčiuopiamai, matomai šiandien, mums tai yra tas pats, truputį kitaip, dvasiniai formui daug kas. Ir tai, kas buvo išėjimas iš Egipto, tai mums yra simboliai, tai mums yra pamoka. Iš tikrųjų. Ir aš pradėjau galvoti, vat, Egiptas, pasaulis. Egiptas tai tas pasaulis. Faraonas, jis nenorėjo išleisti, jis labai priešinosi, jis net vijosi paskui. Tai tarsi, aš pagalvojau, tai tarsi kaip šėtonas. Na, žinai, kada žmogus gyvena pasaulyje, jisai nori, nenori, jisai turi šeimininką dvasinį. Jisai elgiasi blogai. Ir jūs žinot daug kas, kad daro žmogus tokį dalyką, kurio jis ir nenori. Visokios priklausomybės, viskas. Yra dvasinis pasaulis, yra dvasinis kunigaikštis, kuris yra Dievo priešas. Priešas mums daro neigiamą įtaką. Dievas mums norėtų teigiamą išgelbėjimo įtaką, mūsų skūras gelbėjo, o šitas priešas kaip tik mūsų nori pražudyti sielas. Taigi yra priešas. Tas priešas man susitapatina tarsi su faraonu. Tas šeimininkas, kuris turi valdžią, laiko vergystėje, tiesiog laiko vergystėje. Ir pažadėtoji žemė, į kurią ėjo, na tai yra mūsų ateities gyvenimas, taip pat su Kristumi ateityje mes taip pat turim pažadą. Mums taip pat Dievas yra pažadėjęs. Jie ėjo į tą žemę, apie kurią jiems pasakoja Mozė. Nes jie buvo vergai, o mes buvome nuodėmės vergai. Biblija sako, kad kiekvienas, kuris daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Tarsi priklausomas po to faraono padu, kaip jie buvo, jau juos spaudė. Jie buvo vergai ir mes pasaulyje, kol Dievas mūsų neišlaisvino, neišvedė, mes buvom tos nuodėmės vergai. Toliau Dievas siuntė Mozę jiems, kad juos išvestų, išlaisvintų. Ir ką Mozė jiems kalbėjo? Jiems tarsi kaip mums siunčiamas žmogus su Evangelijos žinia. Arba kažkur mes pamatėm, ar perskaitėm, bet mums atsiunčiamas lyg tas Mozė su Evangelijos žinia, kurią mes patikim ir mes išeinam. Mes leidžiam, kad Dievas mus išvestų, iš tikrųjų Dievas išplėšia mus. Ir dažnai galingais ženklais ir stebuklais. Taip kaip jie išgirdo Mozę, Mozė jiems kalbėjo, Dievas jūs išves, Dievas jums duos geresnį gyvenimą, jis jūs įves į pažadėtą, tik tikėkit juo, tik pasitikėkit viešpačiu, jis padarys. Ir jisai įrodinėjo per Mozę. Žinot, kaip Egipte buvo 10 bausmių, buvo tai tokie stebuklingi, nes iš pradžių faraonas jis nenorėjo juk išleisti. Tačiau Dievas privertė jį. Jis jį prispaudė galų gale, kad jis išleistų. Nors jis po to ir pasigailėjo. Jisai darė ženklus. Jis darė tokius stebuklingus dalykus. Na, pavyzdžiui, kaip vandenį paversti krauju. Tikrai čia ne kiekvienas gali, iš viso nieks negali šiais laikais. Paskui visokie dalykai buvo ten. Pavyzdžiui, kiekvieną namus varlių, tiek buvo varlių, kad visur po kaldrą pas tave, visur, kur tik tu eini žingsnis, vienos varlės.
nors kibirai senka. Ir tai vyko viskas egiptiečių namuose, tačiau to viso nevyko Izraelio tautos namuose. Pas juos visą tai nevyko. Tai buvo bausmės už tą faraono kietą širdiškumą, kad jis neišleido jų išeiti. Taigi va tokie va dalykai, tokie susiejimai, tokie tiesiog tai, kas iš tikrųjų simbolizuoja, kas mums šiandien. Ir dabar ir Mozė jiems tą ateities jų paveikslą piešia. Ir mes šiandien, kai girdime Dievo žodį, kai girdime pamokslus, kai skaitom jo žodį, kai mums Dievas kalba, tai yra pažadai, taip pat yra daugybė pažadų. Jeigu tu išeisi, jeigu tu paklusi mano balsui, jeigu tu pradėsi gyventi, kaip Dievas kalba, paliksi visą tą nešvarą, visą tą pasaulio purvą, visą tą nuodėmę, Dievas tau žada, tu turėsi nuostabų gyvenimą. Na tai nebus galbūt be jokių visiškai problemų, arba tu niekada nesirgsi, arba dar kažkas tau nenutiks, bet tai bus daug daugiau. Tu viduj turėsi ramybę, tu širdį turėsi pasitenkinimą, tu pasitikėsi viešpačiu, viešpats tave visur ves ir jis bus su tavim. Ir tai yra daug daugiau ir daug geriau negu pasaulį be Dievo. Gyventi liktai ramiai, o rytoj viskas gali žlugti ir kristi ir nebus, kas tavęs išgelbės. Bet kai tu su viešpačiu eini, kas tau benutiktų, iškart jis tave gelbėja. Viskas iškart yra, jis girdi tave, jisai visada su tavim, net kai atrodo, kad jis toli, iš tikrųjų jis labai arti. Ir jis visada girdi ir kontroliuoja. Jis leidžia kai kurios dalykus, tačiau viskas po jo kontrolė yra. Ir nieko neatsitiks daugiau, negu turi atsitikti. Ir viskas ateis savo laiku kažkada išlaisvinimas nuo visų šitų dalykų. Taigi, va tokie va Egiptas, faraonas, pažadėtoji žemė, tiesiog tai mūsų gyvenime atranda tokius pat atitikmenis. Dabar gerai yra, kai pasimoko žmogus iš savo klaidų. Labai yra gerai, bet yra daug geriau mums iš tikrųjų įsisavinti, pasimokyti iš šitų dalykų. Kaip jie ėjo ir ką jie darė, nedaryti šito. Dabar aš norėčiau paskaityti ir mes pažiūrėsim būtent, prieisim tą dabar nemalonius tos momentus ir tokias kaip klaidas iš tikrųjų. Nes mums šią pamoką yra būtina įsisavinti. Nes tai yra viena iš svarbiausių priežasčių, dėl ko tikintieji šiandien jie nepasiekia to finišo. Nes kiekvienas pradeda eiti, bet ne kiekvienas ateina. Mes kiekvienas norime iš tikrųjų nueiti ten, kur mes pradėjome eiti. Kiekvienas mes juk norim pasiekti tą pažadėtą žemę. Bet tai, kad tu pradedi sekti Dievu, patikėm savo gyvenimą, mes žinau, kad tai yra tik kelio pradžia ir reikia nueiti šitą kelią. Dievas rodo tą finišą, jis piešia tą paveikslą mums, jis nori, kad mes eitumėm. Aš tiesiog netgi noriu gabalėlį iš tikrųjų paskaityti, net mintinai žinau, kur čia yra pačia. Apreiškimo knygoj būtent tai, kas mums yra ta pažadėtoji žemė, kad jums sužadinti tokį norą, kad jūs iš tikrųjų siektume to tikslo, ką Dievas mums žada. Apreiškime Jonui 21 skirs, pats galas Biblijos, vienas lapas atgal tik tais. Ir aš sako, pamačiau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė praėjo ir jūros daugiau nebebuvo. Ir aš, Jonas, išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo pasiruošusi, kaip nuotaka pasipuošusi savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą skambantį iš dangaus. Štai Dievo buveinė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta. Ir pats Dievas, jų Dievas, bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Nebebus daugiau mirties. Išgirskit, nebebus daugiau mirties. Nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo daugiau nebebus.
Nes kas buvo pirmiau praėjo. Ir sėdintis į sostę tarė, štai aš visą darau naują. Ir taip toliau. Įsivaizduokit, tai yra tai, kas mums turėtų visada būti prieš akis, mūsų tikslas. Nes lengviau yra eiti, kai tu tikslą nepameti iš akių. Nes keliauja krikščionis, piligrimas per gyvenimą, ir štaiga pamiršta iš vis, kur jis ėjo. Ir galvoja. Tada jam mintis tokios ir ateina, kaip šitiems mes tuoj pažiūrėsim izraelitams, gal grįžti, gal čia nereikia, gal čia iš vis per daug nepatogumų tokių, nepatinku aš dabar savo draugams ir taip toliau. Bet jeigu jūs va šitą prieš akis matysit tą regėjimą, mirties nebebus, nauja žemė bus, naujas dangus bus, va ta žemė, tas dangus susidėvės vieną dieną. Sako, jis susuks kaip drabužį seną rytinį ir viskas. Bus sudeginta, bus nauja, bus tobula. Ten nebebus nieko, ligų nebus, skausmo nebus. Ir mums atrodo, tai bus dar labai toli, patikėkit, kaip dienos bėga. Tie, kas biški vyresni esat, jūs žinot, kaip greitai pradeda laikas. Nejunti tiesiog. Rytas, vakaras, žiema, vasara. Čia tik nesenai nuliūdau, kad ruduo atėjo. Kas čia man dabar iš mūsų pasakė, berods Roberto, atrodo. Sako, tai kas čia keli mėnesiai ir vėl pavasaris, sako, ko čia nuliūdai? Taigi greitai laikas eina. Jo, tikrai, kas čia tik keli mėnesiai ir vėl pavasaris. Tikrai prabėgo kaip paukštis praskrido, praplasnojo. Ir taip, negalvokim niekada, kad čia dar pagyvensiu, nes labai toli. Viskas greitai bėga ir štai net nepajusim, kaip jau mes džiaugsimės to naujų gyvenimo ir Dievo buvimu ir sako, jis turės buveinę tarp žmonių, pats Dievas gyvens tarp žmonių. Bus miestas, bus viskas šventa, bus viskas tobula, nieko nebus blogo, kas mus skaudintų, liūdintų, nei ligų, nei pykčių, nieko blogo, ką tik tu gali įsivaizduoti šiandien, nieko nebebus, viskas bus nuostabu. Todėl iš tikrųjų raginu mus eiti šitą kelionę. Na ir dabar pasižiūrim, atsiversim dabar, kas verčiat. Išėjimo knygą. Dabar jų tos klaidos. Pati pradžia buvo. Pažiūrėsim, kasgi nepatiko Dievui. Nes ten rašo, deja daug kas iš jų nepatiko Dievui. Jie visi, atkreipkime dėmesį, jie visi išėjo, jie visi buvo po debesimi. Dabar paaiškinsiu, kas tas debesis buvo, kas nežinot. Kai tik jie išėjo iš Egipto, iškart į dykumą, Dievas ugnies stulpe naktį, vienur sako Dievo angelas ėjo su jais, vienur sako tai Dievas buvo, žodžiu, viešpats. Ar tai jau pasiųstasis, nėra labai didelė reikšmė, tačiau tai buvo vedlys. Jie matė tokį antgamtinį dalyką, turėjo pasireiškimą. Dieną buvo stulpas, tarsi būtų debesies stulpas. Įsivaizduokit, debesis tik tai stovi ant žemės ir stulpo pavidalas. Būna tokių, nebūna tokių dabar. Tai yra antgamtinis reiškinys, tokių nebuvo. O naktį to stulpo būtų nesimatę, tai jis buvo iš ugnies. Tai, žodžiu, naktį buvo ugnies stulpas, dieną buvo debesies stulpas. Ir šitas stulpas jos lydėjo visur. Jis ėjo prieki ir rodė kelią. Jie nesijuto tokie vieniši, išbėgę, nežinantis, ką dabar toliau daryti. Ir Mozė buvo vedlys, ir Dievas to stulpo pavidaliu juos vedė. Taigi, jie buvo visi po to stulpu, visi buvo kartu su Mozė, visi galingai perėjo Raudonąją jūrą. Tai buvo didžiulis stebuklas Dievo antgamtinis, išvedė jos, prasiskyrė jūrą ir jie išėjo. Visi jie buvo, visi valgė tą patį maistą, visi buvo kartu, tačiau ne visi įėjo pažadėtą žemę. Ne visi įėjo. Ir netgi dauguma neįėjo. O iš tikrųjų dar tiksliau pasakius, tai tik 2. Iš jų tokios daugybės, keli milijonai išėjo ten. Tik 2 įėjo. Kodėl? Nes jie nepatiko Dievui. Pažiūrėsim, kodėl jie tam Dievui nepatiko. O ką mums tai reiškia? Jūs dabar visą laiką, aš jums skaitysiu, o jūs įsivaizduokit, o ką tai reiškia mums, save taip sutapatinti.
Nes mes galim tai iškart sutapatinti. Mes irgi visi sėdim, visi klausom tų pačių pamokslų, visi valgom prie to pačio stalo, ką mums atveža Olga pagamina. Visi valgom ir kiti pagamina, ir Olga mūsų pagrindinė gamintoja. Visi valgė tas pačias bandelės, visi valgė tos pačius pyragus, visi šventė tas pačias šventes, jeigu taip perfrazavus. Bet duok Dieve, kad visi ir įeitumėm į tą pažadėtą žemę, kad niekas iš mūsų nepražūtų, o vadinasi tai įmanoma, jeigu mums duoda tokius pavyzdžius, vadinasi tai įmanoma ir neįeiti. Nors ir visi džiaugsmingai einam, visi einam, bet ne visi galim įeiti. Taigi, kaip ten pati pradžia dabar, pirmasis jų burbėjimas, jie nepatiko Dievui, nes jie pagrindinė buvo jų klaida, murmėjimas. Raštas sako murmėjimas, man norisi sakyti bambėjimas, bet tai yra lygiai ir tas pats, turi tą pačią reiškia. Šmekai žmogus nepatenkintas bumba. Jam vis tai tas negerai, tai čia negerai, visi jis nori kažko dar geriau, daugiau, visiems kažkas netinka. Ir va jie tokie buvo. Jie matė tokius ženklus, jau jie Egipte matė stebuklingus ženklus, buvo išvesti Dievo stebuklingai. Ir štai pirmasis jų bambėjimas Išėjimo knygoj 14 skyriuje nuo 11 eilutės. Tik jie išėjo, reiškias, faraoną, reiškias, Dievas prispaudė gerai uodegą, tai jis juos paleido galų gale po 10 bausmės, po labai žiaurios bausmės. Tačiau po kiek laiko jis atsipeikėja ir pasigaili. Ką mes padarėm, sako, kodėl mes juos išleidom, kas mums tarnaus? Vejamės. Ir jie vejasi, reiškias. Ir kai faraonas jau priartėjo, tada Izraelio vaikai pakėlė akis ir persigando. Ir jie sakė Mozei, dabar žiūrėkit, ką jie sako, nejaugi Egipte nebuvo kapų, kad mus išvedė mirti dykumoje? Ką mums padarė išvesdamas iš Egipto? Argi mes tau nesakėme, būdami Egipte, palik mus tarnauti egiptiečiams? Mums juk būtų geriau tarnauti jiems, negu mirti dykumoje. Ir po šito, ką Dievas jiems padarė, jis juos išvedė, jie tik tai truputį, dar tik iš tolo faraoną pamatė. Jis netgi jų dar nesugavo, jis taigi jų dar net nepasivijo, dar negražino, nesuėmė. Tik iš tolo pamatė kažkas, faraonas, iškart. Tai kam mus dabar išvedė, ką kapų nebuvo? Va toks, bambėjai, iš toks pasityčiamas, orgazmas, toks sakyčiau, netgi. Ne kad laisvė džiaugtis, ne kad dabar matyti, viešpats daro, tai ir toliau darys. Va, toks turėtų būti, nepasitikėjimas. Va Dievui tai ir nepatiko būtent. Ir netgi, pavyzdžiui, ir krikščionis, sakykime, įtiki ir čia viskas gerai, pamato kažkoks tai Dievo darbus. Dažnai Dievas stebuklingai žmogų išlaisvina, iš pasaulio atveda jį tapti krikščioniu. Labai retai, gal koks tik tai nedidelis procentėlis žmonių, kurie, tiesiog kokiais nors kitais būdais patiki ir atiduoda savo gyvenimą Kristui. Bet dauguma žmonių jie buvo išlaisvinti iš visokių priklausomybių, iš visokios sielvarto, iš visokių pykčių, iš pagiežų, iš įvairių dalykų, kurie juos kankino viduje ir išorėje taip pat. Iš ligų išgydyti. Daug kas įtikėjo, kai Dievas juos išgydė, pavyzdžiui, stebuklingai gydytojai nebegalėjo padėti, bet Dievas išgydė. Arba nuo narkotikų išlaisvino, kas taip vyksta šiandien, tai yra realūs dalykai. Daug kas tiesiog taip, bet toliau, truputį kiek pagyvenus, kažkas taip pasirodo horizonte faraonas. Senasis šeimininkas nori tave susigrąžinti atgal. Menkiausias kažkoks tai grėsmė kažkokia, arba tu vėl susirgai, arba tau kažkas nutiko, arba kažkoks tai pagundimas ir tave vėl verčia. Ir tada dėmesio, kaip mes elgiamės. Jeigu mes bambame ir nepatenkinti toj pat, dažniausiai kaip jie čia buvo, ne prieš patį Dievą, bet prieš Mozę.
prieš tą, kuris yra ar pastorius, ar kažkas prieš vedlį, prieš jį bamba, prieš jį būna nepatenkinti, prieš bažnyčios vyresniuosius. Dėl kiekvieno menkiausio, kas nors nesėkmė, iš karto toks nepastenkinimas. Ir vat jie taip pat irgi darė. Toliau. Nu ką, iš pradžių Dievas jų nenaikino ir buvo jiems labai maloningas, jis pakentė. Žinot, Dievas pakenčia, jisai kurį laiką jis tikrai ir nieko tau nedaro ir nepareina ta bausmė, o tu vis bambi, dėl ko žmogus, sako, nusideda, nes neteina atpildas iš karto, kažkur parašyta. Vat jeigu, kaip sako, už nuodėmę atpildas mirtis, bet jeigu ta mirtis iš karto tau būtų, vat nusidėjai, bam ir viskas, visi šventi būtų, vaikščiotų šventieji, todėl kad bijotų mirti. Bet kadangi Dievas toks maloningas, gailestingas, ilgą kantrybę turintis, ilgą kantrybę jis turi, jisai ilgai laukia. Mes daug šunybių darom, mes čia blogybių daug darom, pikti visi visokie būna blogi, o jisai mus kantriai laukia, bet tai nereiškia, kad jam tai patinka. Jeigu Dievas tavęs nebaudžia, negalvo, kad tai jam patinka. Nepatiko Dievui tai, jis skaudino tai, nes jis rodė jiems ženklus, jis rodė jiems save, preiškė, o jie netikėjo, vis nepasitikėjo jo. Taigi Dievas buvo jiems maloningas ir Mozė jiems sako, nebijokite, stovėkite ramiai, stebėkite viešpatės išgelbėjimą, kurį jūs šiandien įvykdys. Egiptiečių, kurio šiandien matote, niekados daugiau nebematysit. Nebijokit, sustiprina juos. Atsistoja pastorius, pastiprina, duoda žodį Dievo. Nebijokit, tik tikėkit, pasimelsim, tuoj viešpats padarys kažką ir praeis. Viešpats kariaus už jūs, o jūs būkite ramus, broliai, seserys. Nes Dievas, jeigu padarė kažką anksčiau jūsų gyvenime, jis ir toliau jūsų nepaliks. Jis ir toliau darys, jūs būkite ramus. Ir toliau įvyksta tai, kas yra didžiulis antgamtinis dalykas iš tikrųjų. Perskiriama Raudonoji jūra. Jie atsidūrė kaip? Iš ten atbėga, jau jie pamatė, faraonas vejasi su savo kariuomenė, o kita pusė jūra yra. Kur eiti, kur dingti. Iš vienos pusės tie, iš kitos tie. Tačiau Dievas galingai perskiria, Mozė perskiria Dievo pagalbą. Jis ištiesia ranką ir įvyksta didžiulis stebuklas. Į jūrą pasidaro kaip dvi sienos ir dugnas išdžiūna. Jis pasiunčia vėją, kuris labai stipriai pučia ir staigiai išdžiovina dugną ir jie gali pereiti sausų dugnu. Tai yra didžiulis antgamtinis stebuklas. Ir jie pereina, Dievas juos išlaisvina. Kokie jie laimingi, kokie jie pakylėti, kokie jie tikintis tada. Faraonas bėga, jos vejasi taip pat, tačiau kai jau jie būna jūroje, ten dugnu eidami, Mozė vėl atsisukęs ištiesia ranką ir grįžta bangos į savo vietą, jūra vėl užlieja ir viskas. Faraonas paskęsta visiškai su savo kariuomenė. Tai kad jau izraelitai būtų tikrai tikri, kad priešo nebėra, netgi jūra išmetė jų lavonus į krantą. Kad jau jie tikrai žinotų, kad tikrai nuskandintas, nebebijokit, kad Dievas priešą sunaikino. O ne priešas atgal gal spėjo vėl į Egiptą grįžti. Ne, jie tokie džiaugsmingi, jie rašo, Izraelis matė galingą darbą, kurį viešpats padarė egiptiečiams. Tauta bijojo viešpatės. Jie tikėjo viešpačiu ir jo tarnu Mozė. Kokie geri žodžiai. Bet kaip gaila. Žinot, kiek tai vyko? 3 dienos. 3 dienas jie tikėjo ir bijojo viešpačiu. Jie taip džiaugiasi, jie sukūrė giesmę, jie išėjo, jie džiaugiasi, jie bijojo viešpatės, pasitikėjo juo ir sukūrė giesmę, ir šoką, ir Arono sesuo Marijama ima būgnelį, ir visi džiaugsmingi tokie pakylėti. Nuostabu. Deja labai neilgai. 3 dienos te praėjo. 3 dienas jie keliavo dykumai ir nerado vandens. Staiga nebėra vandens. Atėję į Marą, jie negalėjo gerti to vandens, nes jis buvo kartus. Tauta pradėjo murmėti prieš Mozę, sakydami, ką gersime dabar.
Ir jis šaukėsi viešpatės, viešpats parodė jam medį, kurį metus į vandenį, vanduo tapo saldus. Nu pamanykit, kas čia tokio. Iš po to, ką Dievas padarė su jūra, su faraonu, tokius galingus dalykus. Čia dabar vanduo kartus. Ir iškart, sako, pradėjo murmėti. Nors čia tik parašyta, kad jie pasakė, ką gersim, bet jeigu jie bambėjo, vadinasi, jie ne šiaip paklausė, Moze, prašau, galėtum Dievo paklausti, ką mes dabar gersim? Ne, matyt, ne taip ten buvo. Jeigu sako, kad bambėjo, murmėjo, vadinasi, jie nepasitenkinę, jie pastoviai tokie kaip pašaipiai. Nu, ką dabar? Nu, ką toliau pasakysi? Dabar, matai, vandens nėra, va, ką mes čia dabar gersim? Vėl išvedai mus nužudyti į dykumą, kad mes čia numirtumėm. Ką mus išvedai? Ir va tai Dievui nepatiko. Jeigu normaliai paklaustų, ką dabar Dieve gersim, tai Dievas sakytų tą ir tą dabar, taip ir taip toliau. Bet vadinasi, ne taip buvo. Vat buvo toks nepasitenkinimas. Ir tada Dievas duoda Mozei mintį, pasako, paimk medį, jis paima pagalėlį, įmeta į vandenėlį pasidaro saldus, beveik kaip pasakoja, tik iš tikrųjų buvo. Iš tikrųjų atsigėrė, nusiramino, vėl jau tikintis, jums tai neprimena ką nors, kaip mes būnam. Viskas gerai, o Dieve, aleliuja, koks tu galingas, šlovingas Dieve, kaip aš tave myliu, tu man padarei. 3 dienos praėjo tau kas nors. O, tikrai čia dabar, tai iš viso gal nereikėjo man čia, tai sektantais prasidėti. Va sakė taip, va, tai kur dabar Dievas, tai kur dabar, kodėl dabar man nepadaro ten kažko ar kaip įvairiausi dalykai. Įvairiausi tokie vat būna, nes iš tikrųjų aš esu tokių kalbų girdėjus. Kaip taip va žmogu, tai žinokit, mums tai atrodo labai nekaltai ir taip nereikšmingai, kad mes burbam. Bet iš tikrųjų tai turi reikšmę. Dėl šito jie mirė dykumoje, taip ir nepamatė tos pažadėtos žemės, tų pažadų taip ir neparagavo. Ir dėl ko? Dėl tų va burbėjimų, dėl va tų nepasitenkinimų. Jie negalėjo įeiti dėl to. Ir viskas toliau gerai. Dabar toks toliau jie tą dykumą reiškia gauna vandens, dar biškutį paeina. Ir tada, sako, jie atėjo į Elimą, kur buvo 12 vandens šaltinių ir 70 palmių. Ten pasistatė stovyklą. Dabar jiems Dievas davė tokį gerą gabalėlį. Taip kaip gyvenimas būna, žinai, kalneliai. Tai gerai, tai blogai mums, ne, tai kažkas tai. Ir va čia jau jiems gera, įsivaizduokit. 12 šaltinių ir 70 palmių. Čia panašu kaip oazė kokia būtų, ne? Gera tokia. Iš po dykumos vėl tokį gerą gabaliuką davė. Kriokliai visur, šaltiniai, palmės. Gerai ten buvo. Jau jie ten neburbėjo, gerai viskas nes buvo. Patenkinti. Truputį ten jie pabuvo porą mėnesių. Toliau eina. Stulpas pajudėjo, na ir toliau tauta eina, toliau veda jos Mozė. Ir jie išėjo į Sino dykumą tarp Elimo ir Sinajaus. Na ir sekanti eilutė mums ką vėl rašo. Ir Izraelio vaikų tauta, visa Izraelio vaikų tauta, murmėjo prieš Mozę ir Aroną dykumoje. Jie sakė, geriau mes būtume mirę nuo viešpatės rankos Egipto šalyje, kai sėdėjome prie mėsos puodų ir valgėme duonos sočiai. Jūs mus atvedėte į šią dykumą, kad numarintumėt visus badu. Taigi va, tokios kalbos. Tai jau geriau būtumėm sėdėję, valgėm, turėjom. Nesvarbu, čia įsivaizduokit, laisvė, nereikia plytų gaminti. Kaip greit užmiršo, kaip užmiršo, kaip faraonų nugarą lenkė, kaip gaudavo su bizūnu, kaip darė plytas ir paskui dar faraonas dar jiems pasunkino tos darbus. Kaip buvo blogai, šaukėsi Dievo, gelbėk, padėk. Dabar savo išėję, poilsiauja, nemokamos atostogos, plytų gaminti nereikia. Dievas dar ir palinksmina stebuklais įvairiausiais, žiūri kaip filmus, kaip įdomu, efektai įvairiausi. Viskas gerai buvo. Mažiausias truputėlį kažkoks nepatogumas. Prisiminė mėsą aną puodose. Nu gerai, ne mėsą dabar, palauk truputėlį, bus vandens biški nėra, ar ko. Viskas iš karto vėl burbėjo. Matot, kaip jie vėl burbėjo.
Bet viešpats maloningas, jisai sako Mozei, aš duosiu jums duonos iš dangaus. Duosiu, sako, ir mėsos, ir duosiu duonos. Ir tada Dievas duoda jiems maną iš dangaus. Tuo metu jisai duoda, tai buvo tokios kaip mažos kruopelės geltonos kalendra. Ten toliau raštas sako, tai atrodė ta mana, tai buvo jiems duona, kurie jie rinko, tai buvo stebuklinga duona. Jie išeidavo rytą, rasa būdavo, kai rasa dingdavo, atsirasdavo tokia kruopelė, kurių jie prisirinkdavo ir jie ir malė, ir kepė, ir virė. Visą laiką, kai jie buvo dykumoje, Dievas davė šitą iš dangaus jiems duoną. Jiems nereikėjo nei sėti, nei nugaros lenkti, nei ravėti, nieko nereikėjo, jie gaudavo šitą duoną, susimaldavo ir sako raštas, kad tai buvo skonis kaip ragaišio su medumi. Neblogas skonis buvo, turbūt, neragavo. Žodžiu, jisai duoda jiems maną ir Dievas duoda jiems įstatymą, Dievas duoda jiems, taip pat jis aprūpina juos mėsa, o mėsa tai buvo putpelės, atskrisdavo į stovyklą, apdengdavo ir jie prisirinkdavo paukštienos geros, turėjo duonos, Dievas rūpinosi, stebuklingai rūpinosi ir mumis jis taip pat rūpinosi, gali net va šitaip stebuklingai, bet jie vis tiek burbėjo. Ir ką čia sako vieną tokį dalyką, pasižymėjau sakinį. Mozė sako, viešpats išgirdo, kad murmėjote prieš jį. O kas mudu esame? Ne prieš mus jūs murmate, bet prieš viešpatį. Įsivaizduokit, jie galvoja, kad čia jie ant to Mozės visą laiką varo. Jie jam tą nepasitenkinimą išreiškia. Bet jisai sako, kas mes? Kartais mes visą laik matom tą lyderį, matom pastorių bažnyčios ir ant jo viskas pareina. Biški kas, tai jį kaltina kažkuo. Mažiausią klaidą mato, mažiausią su padidinimo stiklu žiūri. O kaip viešpats kalba? Dievas pastatė tą žmogų. Jis daro per jį. Tai jūs tas pats, kas prieš Dievą burbat. Mozė sako, tai ne prieš mane jūs čia. Jūs prieš patį viešpatį čia. Nes kartais mes šitų dalykų nesusigaudom, kad Dievo vedimas yra. Ir žodžiu, jie gavo ir tos mėsos, ir jie gavo duonos. Ir po to viešpats jiems pasakė, kad jis davė jiems įstatymą, jis davė jiems, uždraudė 7 dieną rinkti tą duoną. Pasakė, 6 dienas jūs dirbsit, jūs tą duoną galite rinkti, koks čia labai jau darbas, ten švisai jam poilsis buvo, tik labai nedidelį, kad savo pasigaminti maisto. Bet sako, 7 dieną viešpatės poilsio diena ir jūs neikit ir jūs nerinkit, nes jūs net ir nerasit nieko. Aš jums tos duonos neduodu. Bet 5 prisirenkat 2 dienom, kad kitą dieną jūs naudotumėt. Kodėl aš čia sakau? Jie tokie užsispyrę buvo, kad jie vis tiek viską atvirkščiai darydavo. Ir sako, vis dėlto 7 dieną kai kurie išėjo rinkti, bet nieko nerado. Ir viešpats tarė Mozei, ar ilgai nesilaikysite mano įstatymų ir įsakymų? Ar ilgai dar nervuosit jūs Dievą? Jums sako, neik, jie eina. Jiems sako, daryk, nedaro. Ir ten kitaip ten su ta duona buvo irgi. Sakė, prisirink tokį tai kiekį. Tiksliai pasakė, kad prisirinktumėt tokį kiekį, kad nepasiliktumėt jūs. Ne tai, kad pirmadienį prisirinksiu visai savaitę, nereiks vaikščioti. Jie kai kurie taip darė, bet Dievas griežtai uždraudė ir jiems sukirmijo, tai iškart atsirado kirmėlių. Ir Dievas sako, kiek jūs dar netikėsit, kiek jūs neklausysit. Aš jums sakau, to nedarykit, o jūs vis tiek daro. Ir Dievas dar neužmuša, nenubaudžia, nepadaro, bet jam tai nepatinka. Jis labai iš tikrųjų įžeistas yra to, kad jūs vis nepasitikit ir nepasitikit jo. Vis neklausot ir neklausot. Ir toliau dar jie paeina ir vėl ateina į kitą vietą. Dabar jau jie gavo ir vandens, ir duonos, ir mėsos. Jie truputį vėl paeina, būna vėl kažkiek patenkinti, viskas gerai. Ir jie ateina ir pasistato stovyklą Refidime. Ir čia jie nerado geriamo vandens, iš vis jokio. Ten kartus nors buvo, čia jokio.
ir priekaištavo Mozei sakydami, duok mums vandens atsigerti. Mozė jiems atsakė, kodėl burnojate prieš mane, kodėl gundote viešpatį, kodėl žmonės ištroškę vandens murmėjo prieš Mozę, kodėl mus išvedė iš Egipto, kad mūsų vaikus ir gyvulius numarintum troškuliu, va vėl tą pačią savo giesmelę. Tada Mozė šaukėsi Dievo ir vienu žodžiu, sako, ką man jau daryti dabar su jais, nebežinau, užmuš jau nebedaug, bet trūksta, kad mane akmenim užmuštų, Mozė sako, už visą tą gerą, ką mes čia jiems darome. Ir jie praminė tą vietą Masa ir Meriba, dėl to, kad izraelitai priekaištavo ir gundė viešpatį sakydami, ar yra viešpats tarp mūsų. Po viso šito, ką jie matė, po viso to, ką jie išėjo iš Egipto, taip galingai jūra perskyrė, iš dangaus duona krenta, mėsa voliojasi prie palapinės, visko yra, vanduo čia virsta, tada vandenį. Taip pat Dievas jų pasigaili ir atsako jiems, žinoma, Dievas jais rūpinasi, nes jis juos išvedė, nors jie tokie yra. Ir Mozei sako, imk lazdą, trenk į uolą ir bėgs iš uolos vandens. Iš uolos bėga vanduo, jie vėl atsigiria, vėl kurį laiką jiems gerai. Bet matot, kokie jie yra. Jie gundo ir priekaištauja ir dar sako tokius žodžius, ar yra viešpats tarp mūsų. Nu kaip, čia jau iš viso žiauriai gundimas Dievo, ar jis yra tarp mūsų. Bet mes taip pat iš mūsų tarpo galime va tokiais pasidaryti, užkietėjusią širdim, priprast prie tų eilinių stebuklų, kurie vyksta pastoviai. Ir biški kas sakyt, čia dar neaišku, ar čia Dievas tarp mūsų. Čia dar neaišku, gal dar prisisvajot, prisigalvot, gal fantazuot kažkokių dar kitų priežasčių. Įvairiai gali būti. Žodžiu, visas va šitas jų, čia ir buvo tokia pradžia. Toliau aš jau sustosiu ir nebevesiu, va taip dabar jūsų kaip toliau viskas ten buvo. Jie, aišku, turėjo įeiti pažadėtą žemę gana greitai, bet kadangi jie ir ten nepatikėjo viešpačiu, buvo nepatenkinti, jie 40 metų turėjo klajoti, kol išmirs ta netikinti, va šitokia burbanti tauta. Bet dabar aš dar noriu pažiūrėti kelis, iš tikrųjų visą šitą išėjimą jų ir per dykumą ėjimą, kai skaitai, daug tokių atvejų ir matai tą bendrą vaizdą, vat kokie jie buvo, kokiais mums sako, kad nebūtume, nes neįeisim į savo pažadėtą žemę. Bet dabar vėl atsiversim tą pačią Korintiečiams 1 skyrių. Ir dabar čia yra tokie, aš tokius 4 dalykus pamačiau, ką būtent apaštalas Paulius, jis užakcentavo pavyzdžius. Čia paskutiniai 4 dalykai, kuriuos aš jums noriu dar parodyti būtent, kadangi mes nagrinėjom va šitą vietą, 10 skyriaus pradžią. Ir nuo 7 eilutės sako, nebūkite stabmeldžiai, kaip kai kurie iš jų, kaip parašyta, tauta sėdosi valgyti ir gerti ir kėlėsi žaisti. Ir aš randuoti tikmenį Išėjimo knygoje 32 skyrius nuo 5 eilutės. Kai ir buvo, jisai tai sako, kaip pavyzdį, kaip tada anie, jie buvo stabmeldžiai, jūs tokie nebūkit. Ir štai tą gabalėlį aš jums noriu ir paskaityti, kokie jie ten buvo. Tai bus Išėjimo 32. Ten buvo tokia situacija. Mozė buvo išėjęs su Dievu kalbėtis ant kalno. Tada Dievas daug jam ką davė nurodymus, pakalbėjo ir jisai jam duoda akmeninės plokštės, ant kurių užrašyti 10 Dievo įsakymų. Mes visi žinom, jisai davė Mozei, kad atneštų tautai. Tačiau Mozė užtruko. 40 dienų jisai ten buvo su Dievu. Ir tauta likusi apačioj kalno papėdėj nebesulaukė jo. Kantrybės jiems neužteko. Ir jie nusprendžia, kad neaišku, kas atsitiko tam Mozei, kodėl jisai prapuolė, kodėl 40 dienų nei skambina, nei rašo. Neaišku, kas jam iš vis ten nutiko, žodžiu. Taigi tauta nesulaukdama Mozės susirinko apie Aaroną, Mozės brolis, kuris buvo kaip kunigas paskirtas.
Ir sako, padaryk mums Dievą, kuris eitų pirma mūsų, nes nežinom, kas atsitiko tam žmogui Mozei, kuris mus išvedė iš Egipto žemės. Nu ir ką? Aronas sako, neškite auskarus auksinius, susimaišė jam irgi kažkaip, susigundė tuo pasiūlymu. Jie pripratę buvo, kad, kaip čia, reikia kažkokį apčiopimą turėti. Reikia Dievą turėti. Mes nematom, Dievo ir taip nematėm, dar ir Mozė dingo matomas, kuris buvo pagrindinis mūsų tarpininkas. Gal ten jie ir dievino tą Mozę, kas ten žino. Bet dabar sako, gerai, neškite auksinius auskarus, ir jie sunešė, ir Aronas juos išlydo ir padaro auksinį veršį. Ir štai išeina veršis, Aronas matydamas tai pastatė aukurą ir paskelbė, rytoj viešpatė šventė. Atsikėlė anksti rytą, jie aukojo deginamas ir padėkos aukas, sėdo valgyti ir gerti ir kėlėsi žaisti, kaip ten sako, tauta sėdosi. Valgyti, gerti, linksminosi ir kėlėsi žaisti. Ar jums tai nieko neprimena? Mūsų tos šventės šiuolaikiškos. Visų pirma, patys sugalvojo. Dievas labai griežtai dėl tų dalykų. Jisai tiksliai davė šventės, tiksliai davė nurodymus, kada švęsti, kokias šventės švęsti, ką jos simbolizuoja. O čia jie štai, tikroji stabmeldystė. Patys sugalvojo, rytoj šventė, rytoj, nesvarbu, kaip šiandien sako, koks skirtumas, Jėzus gimė ten ar negimė tą dieną, o mes imam ir švenčiam, nes mums atrodo, tai yra gerai, tai turėtų Dievui patikti. Ir jie taip pat galvoja, žinokit. Jie sako, tikrai Dievui turėtų patikti. Pasidarėm gražų veršį auksinį, pasipuošėm, rytoj švęsim, valgysim, gersim, žaisim. Ir taip dažnai ir būna. Ir tikrai, ir mes anksčiau taip ir nusidėdavom iš tikrųjų. Valgėm, gėrėm ir žaidėm. Ir sakėm, mes čia švenčiam Dievo šventę, kažkokią religingą šventę. O ką mes per ją darėm, net mes Dievo net negarbinom. Valgėm, gėrėm ir žaidėm. Tai va kaip ir jie, valgė, gėrė ir žaidė. Ir numirė. Daugiau antras dalykas. Čia pirmas buvo. Toliau antras. Neištvirkaukime, kaip kai kurie iš jų ištvirkavo ir žuvo vieną dieną 23 000. Neištvirkaukim, sako. Ir tai yra šita situacija užrašyta 25 skaičių. 25. Izraelitams gyvenant Šitime tauta pradėjo paleistuvauti su Moabo dukterimis. Ne visada jie ten vieni dykumoje gyveno, ten kai kada pasitaikydavo jiem ir kitos tautos aplink, ir štai Moabas buvo netoliesi. Na ir pradėjo jie paleistuvauti su moabitietėms šitom. Jos kvietė izraelitus ir į aukojimo šventes. Ten jie valgė ir lenkėsi prieš jų dievus. Tai va šitoks buvo. Ir tada Dievo rūstybė pakilo dėl šito paleistuvavimo ir jisai siuntė Marą. Ir nuo Maro mirė 24 000 žmonių. Būtent čia skaičiuose rašo 24. Čia apaštalas Paulius sako 23. Kažkas tai, gal čia kokia nors tiesiog vertimo klaida įsivėlė, arba tiesiog, kartais net apaštalas pamokslaudamas gali tiksliai skaičiaus neprisiminti, bet tai nesmė netgi. Tiek ar tiek mirė. Svarbiausia, nuo ko jie mirė? Daugybė žmonių. Nuo Maro, todėl, kad paleistuvavo, ištvirkavo. Sako, nebūkit jūs tokie, neištvirkaukim kai kurie iš jų. Ir žuvo. Trečias dalykas toliau. Negundykime Kristaus, kaip kurie iš jų gundė ir mirė nuo gyvačių. Ir mes matom skaičių 21, yra ta istorija su tom gyvatėm užrašyta. Kas ten buvo? 4. Nuo Horo kalno jie ėjo keliu, vedančių Raudonosios jūros link, kad aplenktų Edomo žemę, ir kelionėje tauta nerimavo. Ji kalbėjo prieš Dievą ir Mozę. Kodėl mus išvedėt iš Egipto numirti dykumoje? Nėra duonos, nėra vandens, mums įgryso tas menkavertis maistas.
Vėl, vat, matot, tiesiog ištisai, va taip. Vėl duonos nebėra, vėl duona neskani. Tada Viešpats siuntė, nes vėliau kažkur vienoje vietoje skaičiu, kad sako, kiek galim tą pačią maną mes valgyti. Jau nebepatinka tas ragaišis su medum. Noris suraus, ko nors saldaus nepatinka. Tada Viešpats siuntė nuodingas gyvatės, jos gėlė žmonės ir daugelis nuo jų mirė. Vat už tą burbėjimą. Iš pradžių Viešpats nieko nedarė, nesiuntė, tiesiog duodavo, tiesiog sakydavo, nu kada jūs patikėsit, kada pagaliau pradėsit pasitikėti manim, nes aš jums darau ir duodu, jūs vis netikit ir netikit, vis tiek vis nepatenkinti esate. Bet dabar jau Viešpats juos baudžia, jau jis mato, kad šansų čia nėra ir jisai naikina tą tautą pamažu, naikina, nepakeičiami. Daugelis jų mirė nuo gyvačių. Jie kreipėsi į Mozę sakydami, nusidėjome, kalbėdami prieš Viešpatį ir tave, melsk, kad pašalintų nuo mūsų gyvatės. Mozė meldėsi už tautą. Viešpats sakė Mozei, padaryk varinę gyvatę ir iškelk ją ant stulpo. Kas įgeltas į ją pažiūrės, liks gyvas. Ir Mozė taip ir padarė, varinę gyvatę iškėlė ant stulpo. Ir ją pažvelgė įgeltieji likdavo gyvi. Tai va, Dievas vis dėlto pasigaili ir siunčia išgelbėjimą, tačiau jų daug čia mirė ir nuo tų gyvačių. Ir tai taip pat žiūrėkit, kaip yra, kaip simbolis, Jėzaus palyginimas. Jėzus yra pasakęs, kad apie save, štai kaip Mozė iškėlė metalinę gyvatę varinę, taip žmogaus sūnus bus iškeltas ant kryžiaus. Jis tarsi sustapatina, kad va, tai buvo tas prototipas, kad kažkada Mesijas mirs ant kryžiaus, bus pakeltas ir kiekvienas, kas jį žiūrės tikėjimo akimis, tas bus gyvas, tas išliks išgelbėtas nuo tų gyvačių, nuo įkandimo, nuo visų priešų blogybių, nuo nuodėmės, kuri veda į mirtį. Nuodėmės galas mirtis. Bet jeigu mes žvelgiam į Kristų, į savo atpirkėją ir pasitikim juo, mes esame atpirkti, mes nuplauti, mes gyvi. Tai va čia lygiai tas pats kaip ir tos gyvatės. Ir paskutinis. Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdžiai. Palaukit. Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojų. Murmėjo, bambėjo ir žuvo nuo naikintojo. Ir tai yra skaičių 11, nuo pat pradžių irgi. Paskutinė vieta tokia paskaitau ir eisime pabaigą. Izraelitai murmėjo prieš Viešpatį ir Viešpačiui tai nepatiko. Tai išgirdęs Viešpats užsirūstino, jo ugnis užsidegė tarp jų ir ėmė naikinti stovyklos pakraštį. Tauta šaukėsi Mozės ir kai Mozė pasimeldė Viešpačiui, ugnis užgeso. Mozė visada meldėsi už jos Viešpačiu. Nors ir Mozė supykdavo kartais ir jam jau įgrįsdavo ir jie jau prieš jį kėsindavosi. Bet jis visada juos užtardavo, buvo labai nuolankus žmogus širdyje. O tauta buvo kietasprandė, kaip Dievas sako, šita tauta kietasprandė, aš matau, sako, nieks jų nepakeis. Jūs tiesiog reikia išnaikinti. Sako Mozė, išnaikinsiu aš juos. Nuo tavęs vėl pradėsim tautą. Mozė, ne, Dieve, prašau, nereikia. Tik ką kiti pasakys, išvedė juos, kad sunaikintų. Atleisk jiems, jie atleisk jiems, neišnaikink jų. Ir Dievas atleidžia, Dievas pasigaili, jis apgailestauja. Tai žinokit, kad šiandien mūsų pastorius taip pat yra tarpininkas, kuris stovi prieš Dievą. Ne tai, kad tarpininkas ta prasme, Kristus yra tarpininkas tarp žmogaus ir Dievo, bet jis yra užtarėjas mūsų. Jis visada žiūri, ką mes ten bažnyčio šeimoje rašom. Ir jeigu kas, aš tikiu, kad jis pats pirmas, kuris užtarė ir meldžiasi, Dieve, prašau, atleisk tam žmogui, kad jis toks ir toks, galbūt jis tai taip, gal jis prisidirbo ir pats dėl to kenčia, bet atleisk Viešpate, tu gailestingas, atleisk, išgelbėk, išgydyk, išvesk mus, neišsklaidyk mūsų, vesk toliau, pasigailėk, kad mes ir nusidedam
Lygiai taip pat šiandien mes nežinom, o dvasiniai lyderiai jie užtarė, pastoviai užtarė mus, užtarė savo bažnyčią. Taip ir Mozė, jis užtarė. Bet Dievas dėl to murmėjimo užsirūstino ir pradėjo naikinti. Mozė pasimeldžia, Dievo bausmė sustoja. Jie praminė tą vietą Taberą, nes Viešpaties ugnis degė tarp jų. Ir dabar toliau sako, kartu keliavo daug svetimšalių, kurie pasidavė gyduliams, su jais drauge verkė ir izraelitai, sakydami, kas duos mums mėsos. Ir va šita vieta, labai mane sudomino iš tikrųjų. Kartu keliavo daug svetimšalių. Labai nedaug čia pasakyta, neplačiai, kas tie svetimšaliai, kokiom aplinkybėm jie ten kartu keliavo. Bet vadinasi, keliavo tie svetimšaliai. Galbūt tai iš Egipto kartu išėjo draugai, buvę kaimynai kažkokie, galbūt jie sakė, varom su mumis, taip pat prisidėk. Ir aš manau, kad Viešpats neatmetė. Visi, kas ėjo, išėjo, visus, kas ten ėjo, kas patikėjo, jis juos pervedė per jūrą ir kartu ėjo. Galbūt dar netgi pakeliui galėjo kažkas prisidėti. Nes buvo ten toks atvejas, kai Mozės uošvis atvažiavo aplankyti. Ir berods Mozė jam siūlė, kad eik su mumis, keliau kartu. Bet sako, ne, grįšiu. Davė jam gerų patarimų, bet grįžo į savo žemę. Taigi galėjo prisidėti. Kas patikėjo, tas galėjo prisidėti ir taip pat būti tais dalininkais to viso gero. Bet tačiau, netgi čia mums akcentuoja, kad tie svetimšaliai labiau ir pasidavė tiems gyduliams. Nes jie nuo pat pradžių netgi tų visų pažadų nesiklausė, nežinojo, jie nebuvo, jie dažnai, ir ką tai galėtų mums reikšti, čia patys pagalvokit, ką tai mums galėtų, galbūt tie svetimšaliai, tai tas Egiptas keliaujantis iš paskos, jie išėjo iš Egipto, keliauja Egiptas toliau, ta samprota tokia, o galbūt tai, kad reikia palikti kažkokius senus draugus, senus žmonės, kad nekeliautų su tavim kartu ir nesugundytų. Kad svetimšalis nebūtų Dievo tautoje, kad tas svetimšalis jisai gali kaip tik labiau nesavas, kaip sakant, netikintis, gali atsirasti mūsų tarpe ir labiau sugundyti Dievo tautą, murmėti, nes jie labiau verkė, o izraelitai tada su jais kartu pasidavė tiesiog įtakai tokiai. Ir sako, kas mums duos mėsos? Ir sako, atsimename žuvis, kurias valgėme Egipte ir jos mums nieko nekainavo. Taip pat prisimename agurkus, melionus, porus, svogūnus ir česnakus. Prisimenam, sėdi tokie ir prisimenam, kaip gerai mums ten buvo. O kad laisvę turi, pamiršo. O kad plytas ten darė, faraonui tarnavo, neprisimena. Prisimena, kaip valgyti turėjo, kaip česnakus galėjo valgyti, dabar nėra laikinai. Paskui juk buvo, kai jau įėjo tą žemę, viską vėl turėjo, dar geriau negu ten. Bet negalėjo pakentėti va šitą, nes todėl, kad sako, Dievas juos išbandė, Dievas juos išmėgino, ar tikės juo, išbando tave. Ar tu visada tik tais tau Dievas reikalingas, kada Dievas duoda, o jeigu neduoda? Viskas, blogas tada Dievas, nebe tas. Nes todėl, kad Dievas nori tokios neišsiskaičiavimo meilės, kad tiesiog mes jį mylėtumėm todėl, kad jis yra Dievas, o ne todėl, kad jis kažką mums duoda, kad jis mums gali duoti. Ir jis taip pat norėjo ir iš izraelitų, kad tiesiog turėti santykius, turėti artimą ryšį, bendrauti su žmonėmis, kad ar gerai, ar blogai, kaip sako, ar skurdė, ar varge, ne, kai duodama priesaiką. Ir skurdė, ir varge kartu, o kaip ten būna paskui neaišku. Dievas taip pat norėjo, kad mes ir kada blogai, ir kada gerai jis mūsų Dievas. Nes tai yra tokia veidmainystė, kai tau viskas gera ir tu visko turi, o Dieve, tu mano viešpats. O blogai nebereikia, viskas, išeinu, nieko man čia iš to, nieko man čia naudos, nėra kažko tais. Ir jie išeina. Ir dar man čia primena tokį dalyką, kad tas vergovinis mąstymas, va tas toksai vergo mentalitetas. Nes kaip vergas mąsto? Kas man duos,
kas mums paduos, kas man ką nors padarys, ką laisvas, jisai sako, o aš laisvas, ką aš galėčiau padaryti? Ką aš galėčiau čia dabar su savo gyvenimu padaryti, aš galėčiau o vergas jam turi, jisai žiūri, kodėl man niekas nieko nebeduoda, kodėl man. Ir dabar jie, pavyzdžiui, verkia. Mums buvo, sako, gerai, atsimename, kaip mums Egipte buvo gerai. Palaukit, galvoju, argi buvo gerai? Jeigu pasakyta vienom išėjimo, 3 skyriuje pasirašiau, Dievas išgirdo tautos šauksmą. Tai palauk. Dievas išgirdo, reiškia, jiems buvo blogai, kodėl jie čia meluoja dabar? Mums ten buvo gerai. Ir man iškart prisiminiau tokį dalyką. Tie, kurie mes esam tokie vyresnio amžiaus ir gyvenom sovietiniais laikais, tarybiniais, ir tie, kurie mes pagyvenom ten ir paskui perėjom į laisvą Lietuvą, mes labai šitą dalyką žinom. Kiek mūsų tautiečių taip burbėdavo. Ale laikai nesikeičia. Tai yra laikai keičiasi, o žmonės ne. Vat žmonių širdis, ta nuodėmė yra tokia pati. Taip pat burbėdavo. Kaip prie Ruso gerai buvo. Dešra buvo pigi. Visur nešk, dabar viskas. Žuvis ežeruose nemokama buvo, dabar privatizavo viską. Jau čia negalima žvejoti, ten negalima, to nebe, viskas kainuoja, viską reikia pačiam daryti. Anksčiau daug buvo dalykų nemokamų. Pavyzdžiui, vaikų stovyklos visada buvo nemokamos. Vat tėvai vaikus vasarą galėdavo laisvai išleisti, po mėnesį mūsų tėvai stovyklas atiduodavo atsikratyti, kad galėtų patys pailsėti. Ir tai nekainavo, vat kaip sako, mums niekas nekainavo. Dabar tai kainuoja didelius pinigus. Laisvos Lietuvos laikais mes pažiūrėjom, oho, kaip vaiką išleisti stovyklą, būdavo 700 litų 2 savaitėm, atsimenu. O tai buvo daug pinigų, tada dar 10-15 metų atgal. Didžiuliai pinigai buvo, kaip brangu. Visokios sanatorijos, daug dalykų nekainavo. Ir kad laisvė yra atgavo, tai jau čia ne, čia nulis. O ko tada norėjo? Kodėl tada irgi? Jeigu taip gerai buvo prie to Ruso, ko tada tos laisvės norėjo? Nu kam tada atsiskyrė laisva Lietuva pasidarė? Ir burba visi, kaip gerai buvo, kaip pigiai 2 rubliai šlapenkė buvo. Viskas buvo taip neblogai. O lygiai tas pats, žiūrėkit, kaip ir jie sako. Bet vadinasi, nebuvo taip gerai, jeigu prašė Dievo, kad padėtų. Kokie žmonės, kaip yra tokios širdis, toks negražumas širdies, toksai nedėkingumas. Tiesiog norėčiau mus paraginti, kad mes nebambėtume, bet verčiau dėkotume. Kad nebūtų šito mumise bambėjimo. Tiesiog norėjau jums, ir dabar jau ir baigiu, bet norėjau mums visiems tai parodyti šitą pavyzdį. Tas klaidas, kurios nemalonios klaidos, iš tikrųjų liūdnai baigėsi ta istorija. Žuvo jie daugas. Tik keletą žmonių, kurie pasitikėjo iki galo ėjo. Bet mes tokie juk nebūsim. Mes pasitikėkim Viešpačiu. Mes neburbėkim, kai kažkas biški. Palaukim nors su savo liežuviu. Ramiai. Nes biški kas ir jeigu įsižioji ir prasideda kažkoks nepasitenkinimas ar ant artimųjų, ant vienas kito, nors jau tada stabdykim burną. Jau jeigu mintis atėjo blogos, nors pasėdėkim, patylėkim ir geriau iš burnos leiskim neburbėjimą, bet dėkojimą. Visada pagalvokim, nejaugit man tai blogai, ar aš neturiu dalykų, už ką Dievui ačiū pasakyti. Ir pradėk prisiminti, ypač kai blogai. Ypač kai sunkios situacijos, kai išmėginimai, kai Viešpats veda per išmėginimą, pažiūrėti, koks tu esi, kiek tu jo pasitiki. Tada pagalvoti, juk Dievas man tą padarė. Prisiminti tiesiog, savo smegenis pasukti biškį. Dievas man tada padarė. Vadinas, turiu truputėlį pakentėti, neilgai, o tada pažadėtoji žemė. O jeigu paleisim savo liežuvį, pradėsim burbėti prieš pastorių, prieš patį Dievą, vienas prieš kitą, tokią neigiamą atmosferą skleisti, kaip tie kitataučiai. Nes tai yra labai užkrečiama. Matot, jeigu sako, užsikrėtė, tu vienas burbi, murmi ir užkrėti kitus ir visi, ir jie pradeda tiesiog. Labai užkrečiama. Tiesiog nebėra laiko dabar, galėčiau ir pavyzdį jums parodyti, kaip grįžo, kaip žemė
žvalgai išėjo žvalgyti pažadėtą, grįžo ir sako, žemė tai gera, bet ten kokie milžinai gyvena. Mums jų nepaimti. Tie du žmonės, Jozuė ir Kalebas, kitaip pasakė, nu ir kas mes juos užimsim, nes Dievas su mumis, tai ką jūs užmiršot? Tai faraonagi pritreškė, tai ką šitos, tai ar ne tas pats Dievas, ar jisai keičiasi, ar mes jį praradom? Ne, bet Anin sakė, neįmanoma mums užimti. Mes jų akyse kaip tarsi žiogai, sako. Derlius tai geras, miestai tai kieti, žemė tai gera, bet ne mums juos užimti. Ir Dievą taip nuliūdino. Tai reiškia, ką jie sako? Tuo jie ką sako? Kad jie savo jėgomis tipo čia turi užimti. Ne Dievas padaryti, nes jisai sako, aš jum atiduosiu juos į jūsų rankas. Aš taip pat stovėkit ramus ir žiūrėkit, sako, aš tai darysiu. O jie ne, mes neužimsim. Tai vat mes užmirštam, kad ne mes darom ir visą laiką galvojam, kad mes patys savo jėgom turim viską padaryti. O iš tikrųjų, jeigu tik tikėsim, mums nereikia labai daug kažko ir daryti. Mums reikia pasitikėti Viešpačiu. Kartais reikia biški kantrybės, tiesiog išlaukti to atsakymą ir viskas bus gerai ir savo laiku. Taigi geriau dėkokim Dievui, geriau būkim tie, kurie dėkojam, tie, kurie randam, už ką jam padėkoti, o jeigu sunku, tai tylim, užsidedam spynas ir kenčiam, bet nemurmam, nes kitaip neįeisim pažadėtą žemę. Amen.